Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis vėl penktadienis, jau sausio 1 diena, 2021. Ir išvakarė 16 valanda mes džiaugiamės, kurie prisijungėte būtent šią dieną prie mūsų, prie Start FM radio ir įsijungėte prie partijų. Šiandien prie partijų ganėtinai populiari tema ir jaunos bangos galbūt bendruomenėje prašyta tema, kad pakalbėtume būtent apie kanapes, apie dekriminalizaciją, nes toks, sakykime, naujiena jau Lietuvoje, kad pagaliau priėmė tą projektą mūsų valdantieji. Ir šiam pokalbiui aš pasikviečiau Žaliojo žiedo draugijos organizacijos aktyvistą Lauryną Palaimą. Tai labas, Laurynai. Sveiki visi. Ir Laurynai, gal tada prieš pradedant kalbėtis apie kanapes, šiek tiek gal tokio backgroundo apie save papasakok, ką tu dabar veiki gyvenime, galbūt kokie mokslai tave supo praeitį, dabartį, kokie tavo hobiai ir apskritai, kaip tu galbūt atsidūrei Žaliojo žiedo draugijai. Istorija gan įdomi, iš tikrųjų esu pagal išsilavinimą pirmąjį virėjas. Dirbdamas virėjui teko man pakeliauti. Buvau turbūt visose išsvajotose lietuvių emigrantų šalyse kaip Anglija, Norvegija, Vokietija. Teko susipažinti su kultūromis, nes gyvenau ir dirbau, o ne tik svečiavausi trumpai. Tai ir kiekvieną kartą grįždamas atostogų arba vėl grįždamas dirbti į Lietuvą tarpais, tai mane užpuldavo jausmas, kad mes galim irgi būti vakarų pasaulio tokia tvirtesnė šalis ir galime irgi taip pat gerai jaustis ir Lietuvoje. Tiesiog trūksta tam tikrų, sakyčiau, politinių gal sprendimų, politinės brandos ir 10 metų tai pradirbus virėjų nusprendžiau būti aktyvesnis politikoje. Tai šiuo metu įstojau ir studijuoju politiką ir vadybą Mykolo Riomerio universitete, jau 3 kursas, jau persivertė į Zenitą. Taip pat grįžęs iš Norvegijos aktyviai pradėjau dalyvauti Žaliojo žiedo draugijos veikloje, mes ją ir įkūrėm, nes siekdami tokio gal elementaraus teisingumo jausmo, kas liečia teisinės valstybės pamatus, kad negali tavęs bausti iš principo todėl, kad nėra net nusikaltimo, nes aukos nėra. Nes realiai, jeigu žmogus, vartoja, tarkim, kanapes, jeigu mes apie jas šiandien šnekėsime, tai medicininiu požiūriu jis daro žalą savo visų pirma, ir jeigu jis daro žalą savo, tai kaip tu žmogų nuo savęs atribosi kalėjime. Ta prasme, tai nėra nei sprendžiama, nei kažkaip kitaip veikiama šita problema. O kitas dalykas yra elementarus teisingumo jausmo nebuvimas, kodėl kitas gali, šiurkščiai sužaloti kitą žmogų ir lygiai taip pat būti vertinamas kaip ir kanapių žiedų rūkymas jaunuolio. Lygiai taip pat traktuojamas mūsų teisinėje sistemoje. Nors techniškai šiuo metu labai daug išimčių daro tie teisėjai, bet tai vis tiek nesukuria teisingumo jausmo. Ir taip pat labai dažnai yra lyginamos kanapės, bent jau pas mus, su alkoholiu, kuris yra legalus ir kuris sukelia žymiai daugiau problemų mūsų matymų ir moksliniais tyrimais negu kanapių tas vartojimas. Tai elementariai tas neteisingumo jausmas privertė mus susiburti ir pradėti apskritai judinti šitą temą iš mirties taško. Tai taip ir atsidūriau Žaliojo žiedo draugijoje ir dabar jau 5 metai, gaila, šiemet nesurengėm jokio renginio, bet manau 2021 vėl startuosim su nauja jėga ir toliau tęsime savo darbus. Ir tą renginį tai turėjo omeny greičiausiai kanapių kultūros dieną, ar ne? Taip, tai yra mūsų pagrindinis renginys metuose, sėkmingai 4 metus iš eilės mes jį rengiam. Ir gal tai labiau netgi išaugom tą tokio paprasto protesto, mitingo formą, perėm gal daugiau šventės, bet šiemet manau, kad vis dėlto reikės gal truputėlį sugrįžti prie to paprasto piketavimo, kur žmonės ateina su transparantais ir nori aiškiai ištransliuoti kažkokias žinutės, nes pastebėjom, tai duoda savo vaisių.
Aha, ir jūs esate bendruomenė, kiek maždaug pas jūs yra narių, ar jūs tiesiog neapsibrėžėte ir pas jūs yra kažkokie nariai vieni aktyvesni, ar jūs turite grupę kažkokią ir tik tarp tam tikrų asmenų dirbate, kaip veikia jūsų organizacija? Na, matot, mes esame aktyvistai pagrindiniai, turime savo valdybą organizaciją ir organizuojam tos renginius. Deja, narių mes nesiekėm kažkaip dirbtinai labai didinti, nes kai kurie turi labai didelį skepticizmą, nes vis dėlto kažkur užsirašyti, kad tu priklausai prie narkotikų kažkokiai tai grupiai, yra rizikinga Lietuvoje. Bijo, kad kažkas kažkur pamatys, gal tai atsilieps darbui ar asmeniniam gyvenimui ir to vengia. Bet mes manom, kad vis dėlto bendruomenė Lietuvoje yra didelė, kuri mus palaiko, tai netgi atliepia ir rinkimai šiuo metu paskutiniai buvę. Ir taip, bendruomenė, manau, Lietuvoje reikalų su kanapėmis galbūt turi, mano tokiais paskaičiavimais, iki 100 000 žmonių skiršiusių visose sluoksnėse. Tai nėra kažkokio tai siauro jaunimo arba senimo reikalas. Tai tiek, manau, kad tikrai yra didelis palaikymas, tiesiog neužrašytas. Taip pat galima stebėti, pavyzdžiui, Facebook'o grupėse, tai jungiasi 1000 žmonių ir bendruomenė yra didelė palaikanti. O jūsų organizacija ir Nerijus Vitkauskas, ar nepriklauso, kuris buvo tiravęs iš Seimo? Taip, valdybos narys, mano draugas. Ir jam iš tikrųjų labai gal ir nedaug trūko, ar ne, kad jisai būtų patekęs, jį ten ganėtinai aktyviai palaikė jaunimas, ar ne, kurie gal jau ta karta pas mus atėjo, ne, kurie labiau yra, kaip sakyt, aware ir supranta, ar ne, tiek tų kanapių produktų naudą, ar ne, ir ten žalą, ar apskritai galbūt gali objektyviau tai vertinti, ar ne? Na, aš manau, galiu pasakyti, kad vienas pagrindinių, tarkim, argumentų čia Tapino prieš porą metų buvo išsakytas, kad kalbant apie kanapes, kad tai yra nesvarbus klausimas ir kad neverta dabar dar šnekėti ar kažkas tai tokio, tai jau šis argumentas nebeveikia. Matom, kad jau atėjo ir pribrendo laikas, kai tiesiog reikia imti šnekėti ir spręsti problemas, su kuriamis susiduria tiek jaunimas, tiek kanapių vartotojai, medicinos ligoniai visokie, kuriems tai yra vienas iš medicinos preparatų, galima sakyti, ir ūkininkai tie patys irgi, jiems yra papildomi ribojimai lyginant su kitomis kultūromis. Po pasekoje negalima vystyti pelningos žemės ūkio veiklos iš kanapių. Taip kad, manau, tiesiog įvyko tam tikras lūžis, pribrendo visuomenė šnekėti, o Vitkauskui aš manau, kad jis tikrai pateks į Seimą. Galbūt ne tik jis, galbūt dar kažkas iš mūsų draugijos valdybos pateks ir galėsime kryptingai dirbti, sprendžiant problemas, tiek teisinės, tiek praktinės. Ja, bet iš tikrųjų smagu, kad turime bent jau tada dalį patekusių žmonių, kurie atstovauja narkopolitiką Lietuvoje, kurie bando įnešti kažkokių pokyčių ir kaip tik šiandien apie tai mūsų laidoje ir šnekėsim. Tai ačiū tau kol kas, Laurynai, už tokį įvadą į mūsų temą, už prisistatymą ir tavo kelionę link Žaliojo žiedo draugijos. Ir dabar kartu su mūsų Start FM radio klausytojais iškeliausime muzikinę pertrauką. Aš tik tais primenu, kad jūs klausote laidos Prie partis ir šią valandą mes šnekėsime apie kanapes, jų dekriminalizaciją, produktus ir toliau viską išgirsite. Dabar pasiklausykime muzikos. Grįžtame į Start FM eterį. Primenu, kad jūs klausotės radio Start FM laidos Prie partis. Nuo pat 16 iki 17 valandos mes šiandien šnekėsimės apie kanapes ir jų dekriminalizaciją. Pas mane svečiuose yra Žaliojo žiedo draugijos atstovas Laurynas Palaima ir aš laidos vedėja Laima. Surimavau netgi. Gerai, mes keliaujame toliau, tada po įžangos prieš pertrauką aptarėme, kuomgi Laurynas užsiema savo gyvenimą, kaip jisai atėjo prie organizacijos veiklos. Dabar galim tada keliauti tiesiai prie kanapio, ne? Tai kokiagi yra pačių kanapių gal priešistorė ir kaip tos kanapės apskritai galbūt atsidūrė žmonių gyvenime ir buityje? Nežinau, ar čia reikėtų šnekėti pasaulio imti, ar užtektų Lietuvos, bet galiu pasakyti, kad mūsų dabar garbės narys Rolandas Tokspetkevičius, dėjas miręs jau amžiną atilsį, bet jis buvo istorikas, etnologijos specialistas ir jis būtent specializavosi gydyme. Ir jo darbe aš radau, kad vis dėlto
kanapės jau atsirado, tiksliau, yra neabejotinai pirmieji Lietuvos kultūriniai augalai ir jų randa visose to laikmečio šventosios vidurio neolito Narvos kultūros periode, tai yra apie 3000 metų prieš mūsų Kristų, randa visose tose gyvenvietėse netgi kelių rūšių kanapių grūdų. Tai vis dėlto tai buvo pirmasis mūsų vietinė kultūra ir iš jo vietiniai žmonės, dar čia prieš lynus, prieš kviečius ir panašiai, augino ir gaminosi tiek maistą, tai yra, buvo produktas sėklos, tiek naudojo pluoštą ir taip pat naudojo, žinoma, medicinai kaip vaistažolės tas kanapes, taip kad panaudojimas buvo gana platus, tai pirmoji kultūra ir techniškai žiūrint, jinai buvo šiose vietose, būtent Lietuvoje, žymiai ilgiau legali negu kad nelegali. Taip kad žiūrint tokią istorinę perspektyvą, gal kyla dažnai klausimų, kasgi čia atsitiko ir kodėl taip pas mus dabar yra. Tai maždaug tokia gal ir būtų istorija, per daug gal ir nesiplėsti, bet perinant prie kito klausimo, tai buvo kaip kito legalumo statusas. Tai Lietuva, buvusi Tarybų sąjungos sudėtyje, tai 61 metais pasirašė narkotikų kontrolės konvenciją, man atrodo, ir ją taip pat pasirašė Tarybų sąjungos socialistinės respublikos, taip kad automatiškai 61 metais prasidėjo kanapių prohibicija pasauliniu mastu, tuo tarpu tai įtraukiant ir Tarybų sąjungą, kurios sudėtyje mes buvome. Ir vėliau 94, man atrodo, berods metais jau ratifikavo šitą susitarimą Lietuva kaip jau nepriklausoma valstybė ir nuo to laiko nesikeitė arba netgi, sakyčiau, pablogėjo būtent legalumo statusas apskritai kanapių Lietuvoje. Supratau, o kada būtent buvo tada pradėtas netgi galbūt griežtinti tos sąlygos, nepaisant Niksono visų sprendimų, kaip viskas kito vėliau, sakė, apie 94-uosius, kai jau ten Lietuva galėjo nepriklausomai priimti savo sprendimus. Kaip buvo pablogintos tos sąlygos, ar tai buvo prieš porą metų tai pradėjo vykti, kai, nežinau, atsirado Karbauskio Lietuva, ar čia jau iš anksčiau buvo demonizuojama? Iš tikrųjų, čia nebuvo kažkaip specialiai nukreipta prieš kanapes. Paprasčiausiai, aš kiek suprantu, 17 metais įsigaliojo nauji pataisos naujos, kurios tiesiog apskritai buvo didžiulis blokas, ten prezidentės iniciatyva sugriežtinamo atsakomybių. Ir tenais po to didžiulių blokų visokių įstatymų ir nusikaltimų pakliuvo disponavimas nedideliais kiekiais narkotinių medžiagų. Tai paprasčiausiai nebuvo selektyviai kažkaip nutaikyta prieš kanapes, bet jos tiesiog eilinį kartą buvo po kažkokiu volu pakištos ir taip automatiškai čia pas mus pablogėjo 17 metais situacija, 2017. Iki to laiko tai tiesiog spaudė nuo Niksono laikų. 72, man atrodo, berods metais jis paskelbė oficialų tą Drug on Wars, Wars on Drugs, atsiprašau. Nuo to laiko tiesiog visą laiką buvo spaudžiama, demonizuojama ir tiek, jokių naujų krypčių kovoje su narkomanija arba narkotikais arba nusikalstamumu, kas liečia prekybą jais ir gamybą, nieko nebuvo daroma, buvo tik tais vis stengiamasi stiprinti tą kovą, stiprinti šalių bendradarbiavimą, siekiant suvaldyti tą problemą. Ir iš tikrųjų, sąlyginai jiems pasisekė, buvo gerų ženklų, kadangi 2009 metais buvo peržiūrėta visas tas karas, pavadinkim, tai tuoj pasitikslinsiu. Tai buvo politinė deklaracija 2009 metais pasirašyta Vienoje ir tenais buvo pastebėta, kad pabrėžta, kad vis dėlto pavyko sumažinti ypač aguonų laukus pasaulyje, gal 3/4 sumažino, taip pat kažkiek padėjo sumažinti ir paklausą, tas jėgos aparatas, policija, kriminalizavimas, bet pastebėjo, kad nepavyksta apskritai išspręsti problemas nuo pat pagrindo ir turbūt
tada ir įvyko tam tikras mano požiūrių, tam tikra klaida, kai jie nesugebėjo kažkaip keisti politikos ir kažką naujo galvoti, nes šitos priemonės jos iš tikrųjų veikia iki tam tikro momento, bet žiūrint paskutinius statistinius duomenis, tai tiek vartojančių žmonių skaičius nemažėja, tiek narkotikų tos pačios kontrabandos sugavimo skaičius nemažėja metai iš metų, kas reiškia, kad jau esama situacija ir esamos priemonės, jos jau nebesugeba... Neveiksmingos. Jo, taip, neveiksmingos. Ir nebetneša tų geresnių rezultatų. O jau kalbant tada apie tą teigiamesnę pusę, ar ne? Aišku, ne visose šalyse tas legalumo statusas yra vienodas kaip pas mus Lietuvoje, ar ne? Paėmus tą pačią ar Olandiją, ar Portugaliją, ar ne? Ir jeigu įimant tiek pasaulio globaliai, tiek Lietuvą, galbūt, nors ne galbūt, bet yra tam tikros ar ne tų kanapių ir jų produktų panaudojimo praktikos ir tiek jų kažkokie produktai, ar ne, ir kažkokios dalis kanapių, ar tai būtų jos su veikliosiam medžiagom ar neveikliosiam, turi savo panaudojimo paskirtį. Gal galime tada perėti šiek tiek prie šitos temos ir gali papasakoti, kaip apskritai tos kanapės yra naudojamos, apart to, galbūt, kad jos yra psichoaktyvioji medžiaga, ar ne, tai kokie dar panaudojimo galimybės yra be to? Panaudojimo galimybės apskritai kanapių yra vos neribotas. Iš tikrųjų, mes, kanapininkai, tikim, kad apskritai viską galima daryti su kanapėmis, nuo namų statybos iki maisto, gydymo ir panašiai. Ir kosmetika taip pat galima pastebėti, kad, pavyzdžiui, apskritai visa rinka kanapių pasaulyje yra vertinama apie 340 milijardų $. Čia įsivaizduokit, kokia yra rinka, bet čia bendrai tiek legali, tiek nelegali. Ir tai rodo, kad yra vartojama įvairiai. Kosmetika labai populiaru ir legalu, galite pasižiūrėti, man atrodo, esu užtikęs pačius brangiausius kosmetinius kremus su kanapėm, ten, kur yra įdegio salonai, jie ten siūlo beprotiškom kainom kanapių tos produktus, aliejai, gydymo tikslais, kremai gaminami, paskui iš pluoštas, tarp kitko, kanapių yra labai geras ir netgi mano vienas pažįstamas, taip pat iš mūsų Žaliojo žiedo draugijos narys, turi šiuo metu startuolį, jis netgi rado panaudojimą spaliams, tai yra šaknims ir tom nuopjauvom kanapių, gaminam ant podo kraikus šiuo metu gyvūnams. Visos medžiagos pagamintos iš kanapių apskritai yra organinės, jos yra natūralios ir neprisideda prie klimato kaitos arba užterštumo didinimo pasaulyje. Taip, kad tai yra, ne panacėja nuo visko, bet labai platų panaudojimą turintis augalas. O jeigu kalbėtume apie medicininiais tikslais naudojimus, tai panaudojama tai čia yra apskritai atskira tema. Mes, pamenu, gal prieš 2 metus intensyviai bendravom su neurologu iš Amerikos, lietuvių, tokiu Jokūbu Žiburkum, galite pasiskaityti. Jis yra oficialiai neurologas, baigęs mokslus ir studijavo būtent kaip kanapių žieduose randamos medžiagos veikia žmonių psichiką ir kaip tai galima padėti gydant visokias neurologinės ligas, kaip pasakysiu, kaip tik užkrito Alzheimerį, pavyzdžiui, kaip gydomos sunkios formos, kai... Epilepsijos greičiausiai, ar ne? Epilepsija, taip, epilepsijos ir kitos formos. Internete tikrai galite rasti vaizdų, kaip žmogus pavartojęs medicinos pagamintos iš kanapių produktų, staiga pradeda jaustis tiesiog geriau, nustoja skaudėti, ką nors nustoja purtyti žmogus galų gale ir tai rodo, kad tai yra tikrai didžiulis potencialas. Tarp kitko, tą mūsų mokslininką Jokūbą Žiburkų Amerika išrinko, Amerikos institucija kažkuri, tai ten dabar nepasakysiu, kuri būti atsakinga už tai, kad jis turėjo apmokyti specialistus Amerikoje, kaip praktiškai gydyti medicinos priemonėmis pagamintomis iš kanapių. Tai tikrai didžiulis pasiekimas, gaila, Lietuvoje nelabai žinomas jisai, bet tikrai aktyvus lietuvis, tikrai nepabėgęs nuo savo šaknų ir tikrai turi to
pilietinės iniciatyvos dalyvauti visur, kas vyksta Lietuvoje, nenutolęs. Tai tikrai siūlyčiau pasidomėti ir tikrai pamatysit, kaip medicina yra pažengus šiuo metu pasaulyje, kanapių medicina. Tai smagu, kad Lietuvoje bent jau yra aktyvų žmonių, kuriuos bent jau vertina, galbūt ne taip smarkiai Lietuvoje, bet bent jau vertina užsienio ar ne rinką ir jie gali tenais pasireikšti ir galbūt ta geroji praktika pagaliau prives visą tai ir prie Lietuvos. Jeigu kalbam toliau, pradėjom šnekėtis apie jau tos konkrečius ar ne produktus kanapių, galbūt galėtum išskirti kažkokius populiariausius produktus, gal galim imti tiek pasaulį, tiek Lietuvą, ar ne, nes aš kaip suprantu, galima apibendrinti, jog kanapės realiai visos dalys yra panaudojamas, ar ne, bet tai kurios būtent yra, nežinau, populiariausi produktai ir iš kokių kanapių dalių jie yra gaunami. Tai kanapių produktas populiariausias, tai yra būtent ir vertingiausias yra kanapių žiedai. Ir jeigu tai pluoštinė arba sėjimoji kanapė, tai tenais yra vertinami būtent sėklos, nes juose yra kanapių sėklų aliejus yra vertingesnis už žuvų taukus, nes jis yra maža to, kad yra vietinis, bet jame yra dar papildomas vitaminų kiekis, ko nėra lyginant su žuvų taukais, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kanapių žieduose randamos medžiagos gali būti įvairiai pritaikomas, įskaitant intoksikaciją, žmonės svaiginasi kanapių žiedais. Tai čia yra viena rinkos dalis, perka ir tai yra gan didelis verslas. Ten, kur legalu, tai didelis verslas, ten, kur nelegalu, tai didelis verslas nusikalstamoms grupuotėms. Taip pat iš kanapių žiedų yra išgaunami dabar labai daug skirtingų medžiagų. Vienas yra, pavyzdžiui, CBD. Medžiaga veiklioji, jinai neturi intoksikuojančių kažkokių savybių, kitaip tariant, pavartojus neapsvaigstama, nepakeičiama būsena, bet jinai turi lėtinių gerų savybių žmogaus savijautai, padeda geriau jaustis, būti ramesniam ir taip toliau. Taip, kad jeigu kalbam apie medicininį arba patį populiariausią panaudojimą, tai yra būtent viskas, kas yra išgaunama iš kanapių žiedų. Man labai keista būna kartais kalbant apie kanapes, kad didelė dalis visuomenės, kurie nėra susidūrę, jie net neįsivaizduoja, kas yra ta narkotinė medžiaga iš kanapių. Jiems yra sunku suprasti, kad tai yra paprasčiausias džiovintas kanapės žiedas. Tai kitaip tariant, yra jokio perdirbimo, nieko, jokių ten mėgintuvėlių, kaip kažkas įsivaizduoja ar panašiai. Tai jeigu kas klausosi ir kada prasidės diskusijos su žmonėm, kurie nelabai supranta, galit paaiškinti, kad visų pirma tai yra paprastas žydinčio augalo žiedas. Taip, kad jokių čia interpretacijų gamybai sunkiai ten narkotikų nėra. Ir kalbant tada apie kanapių produktus Lietuvoje, greičiausiai galime tada prieiti prie to, kokie įstatymai apibrėžia tų kanapių produktų legalumą ar ne, kokį įstatymą mes turime Lietuvoje ir kas realiai Lietuvoje dabar yra pagal tą įstatymą legalu. Iš principo beveik viskas yra nelegalu. Apskritai Lietuvoje perdirbti kanapių, kažką tai iš kanapių yra beveik nelegalu. Galima tik tais perdirbinėti sėklas, o pavyzdžiui patį žiedą kažkaip perdirbti, tarkim, ir ištraukti tą pačią veiklę medžiagą CBD, kuri gali būti naudojama profilaktiškai ir niekaip neintoksikuoja, yra nelegalu. Ir, pavyzdžiui, ūkininkai, jie turi atskirą įstatymą, kas liečia auginimą, kas irgi, man atrodo, yra nesąžininga kitų kultūrų augintojams, nes jie privalo pirkti sertifikuotas sėklas iš sertifikuotų tiekėjų už jų nurodomą kainą, jie patys jau savo sėklos antrą kartą sėti nebegali, dėl to dažnai tų sėklų išauga daugiau negu spėjom suvartoti. Ir yra visas atskiras įstatymas ir, pavyzdžiui, ieškojau kažkokio įstatymo kito, panašaus, bet kitai kultūrai, tai jokio kito įstatymo neradau. Lietuvoje tiesiog yra draudžiama viskas, bet koks perdirbimas išskyrus kanapių sėklas ir viskas.
kad yra uždaryta bet kokia galimybė pluoštas, tai pluoštą, bet irgi sąlyginai. Jeigu būtų sureguliuota ta įstatyminė bazė, manau, daugiau ūkininkų būtų auginę kanapės ir jų, ir perdirbti, gaminti pluoštą ar kitokias medžiagas, statybinius blokelius. Taip, kad Lietuvoje įstatymai yra negeri ir nepalankus mūsų vietiniai kultūrai, kuri čia jau, kaip žinom, 3000 metų iki Kristo pateko. Tai realiai paprastai žodžiais tariant, tiek tos sėklos, iš kurių tu sėsi savo sėją, turi būti sertifikuotos, dar plus tu turi gauti kažkokį leidimą, kad tu galėtum iš tų sėklų užauginti kažkokį augalą, ar ne? Ir kai jau užaugini augalą, tu gauni tas sėklas, ką tu turi su jom padaryti, tu realiai turi jas kažkaip panaikinti, tu jų negali ir parduoti, ar tu negali tik iš jų užauginti kažko naujo? Tai dar praleidot, kad yra tikrinama pastoviai, kokias ten kanapės ir tai irgi papildomi rūpesčiai. Ir paskui tas sėklas gali arba maistui naudoti, nes sėti tu jų negali, nes privalai kiekvienais metais pirkti iš sertifikuotų tiekėjų tas sėklas, kur ten būtų, man atrodo, 0, nedidesnis tetrahidrokanabinolio kiekis, tas veikliosios intoksikacinės medžiagos kiekis nebūtų didesnis kaip 0,2%. O kodėl negalima tų pačių sėklų sėti kitais metais, nes kanapės toks augalas, kuris natūraliai didina tą tetrahidrokanabinolio kiekį iki 1% arba iki 2%. Tai kitaip tariant, tai nėra visiškai natūralus toks mažas tetrahidrokanabinolio kiekis. Kitas dalykas, mes jau kalbėjom, kad vertingiausia medžiaga yra kanapių žiedai. Tai šiuo atveju pagal įstatymą tu gali naudoti sėklas, bet niekaip negali perdirbti pačių žiedų, kuriuose randamos tos sėklos ir kurie turi, galim pasakyti, didžiausią pridėtinę vertę galinti suteikti produktą. Dėl to ūkininkai pradėjo labai mažinti auginimo plotus, nes paprasčiausiai užauginę augalą negali jo viso panaudoti, kas reikštų didėjantį pelningumą. Priedo visada pasižiūrėti kokias nors sąmokslo teorijas, nes vis dėlto kanapėm, pavyzdžiui, nereikia trąšų auginti. O visokiam kitom kultūram, rugiai, panašiai, yra tręšiamos. Ir čia vėlgi tam tikras, sakyčiau, sąmokslo teorija, bet kuri turi pagrindą, manau, tikrai nemažą, kad yra ir tam tikras verslo spaudimas, nekeisti esamos situacijos arba kiek įmanoma atitolinti. Tuo labiau, kad galime pažvelgti į Amerikos patirtį, tenais viena įmonė, medicinos farmacijos įmonė, kuri kūrė sintetinę medžiagą kanapių, išleido $200,000 kampanijai prieš kanapių legalizavimą, taip siekdama atitolinti konkurenciją, galima pasakyti, kol pavyks jai užpatentuoti savo sintetinius vaistus. Tai taip. Tai ačiū tau, Laurynai, čia tikrai jau taip įsivažiavom stipriai į mūsų kanapių temą. Labai faina tavęs klausyti, gaila, kad mūsų riboja šiek tiek laikas, bet mūsų klausytam taipogi noriu vėl priminti, kad jūs klausotės radio Start FM laidos Prie parties ir šiandien mes šnekamės būtent apie kanapes, jų legalumo statusą pasaulio šalyse ir Lietuvoje. Ir taip pat prakalbėsime po pertraukėlės apie dekriminalizaciją, bet prieš paleidžiant jūs noriu priminti, kad Start FM radio laidų vedėjai laidas veda savanoriškai ir Start FM laidų vedėjus galite paremti Patreon'e, tas radio Start FM, paskirti kažkokią dalį pinigų, kurios bus panaudojamos techniniam priemonėm mūsų radio ir kitam prioritetam. Tai visiems ačiū tiem, kurie jau mus remiate, o kas neremiate, kviečiu prisidėti. Ir dabar galime keliauti į muzikinę pertrauką, po kurios mes pratęsime mūsų temą apie kanapes. Tai sveiki dar kartą Start FM radio klausytojai, tie, kurie prisijungia prie mūsų dar tik dabar, tai noriu priminti, jūs klausotės radio Start FM laidos Prie parties. Aš vis vedėja Laima ir mano svečias yra šiandien Laurynas Palaima iš Žaliojo žiedo draugijos. Ir šiandien mes su juo susitikome virtualiai, ne veltui, šnekamės apie kanapes, apie jų dekriminalizaciją, legalumo statusą pasaulyje, panaudojimo būdus aptarėme prieš mūsų muzikinę pertraukėlę. O dabar galime tuomet keliauti galbūt prie šiokio tokio sąvokų išaiškinimo prieš pereinant ar ne prie jų detalizavimo. Tai pasakyk mūsų klausytojams, Laurynai, kuom skiriasi dekriminalizacija ir
legalizacija iš esmės? Iš esmės tai yra labai dvi skirtingos savokos. Dekriminalizacija tai reiškia, kad už mažų kiekio narkotinių medžiagų turėjimo savo reikmėm nebūtų taikomas baudžiamasis kodeksas. Nes iki 17 metų taip ir buvo taikoma administracinė daugiau, o po 17 metų sugriežtinus ten kanapių turėjimas pakliuvo po tą pačią po baudžiamojų kodeksų ir darė labai daug problemų tiek teisėjams, tiek žmonėm. Tai iš principo dekriminalizacija tai yra būtent baudžiamojo kodekso netaikymas už narkotinių medžiagų turėjimą savo reikmėm. Tai nereiškia, kad nebūtų baudžiama, jeigu kažkas surastų ar kažkaip atsitiktų, kad policininkai grinai surastų, tai būtų taikoma administracinė bauda. Paprasčiausiai gautum baudą kaip už greičio viršijimą, kaip gali gauti už, nežinau, bet kokią prasižengimą, tai būtų paprasta bauda. Pavyzdžiui, Portugalijos pavyzdys dekriminalizacijos rodo, kad, pavyzdžiui, jeigu tave sučiumpa su kanapių produktais savo reikmėm, tai arba gauni baudą, man atrodo, apie 300 gal eurų, kažkas tokio. Nėra jinai labai maža, bet tai yra bauda, be jokio išliekamojo įrašo tavo biografijoje. Tai nėra jau teismas, baudžiamasis kodeksas. Tai yra paprasčiausia bauda, arba tu gali nemokėti baudos, jeigu eisi į kursus apie narkotikų žalą. Tai faktiškai labai daug jaunimo eina ir klauso tos kursus. Griežtai eina, negali ten užsirašyti ir nei ten turi lankyti. Ir klauso tas keletą valandų, keletą savaičių, man atrodo, vyksta kursus apie narkotikų žalą ir paskui po jų dar kažkurį laiką jie turi būti pasižadėję vos neliktinai, kad nebus prigauti vartojantis, tarkim taip. O galime, pavyzdžiui, pažiūrėti į stiprų kriminalizacijos pavyzdį Sakartvele. Tenais prieš keletą metų, dabar jau situacija pasikeitė po konstitucinio teismo, tenais prieš keletą metų buvo labai stipri kriminalizacija apskritai, kas liečia narkotinės medžiagas, bet kokios medžiagos su savim turėjimas iki gramo, nuo gramo jau skaitėsi labai didelis kiekis, buvo masiškai siunčiami žmonės į kalėjimą, tai netgi užmiršau, kuri organizacija, žmogaus teisų organizacija surūpino padėtimi Gruzijoje, Sakartvele, nes tenais vaikinas, eidamas į savo bernvakarį dieną prieš vestuves, buvo sučiuptas su, man regis, LSD, kažkokia tai mažų kiekių, ten 3 skaičiai po kablelio ir buvo nuteistas 6 metam kalėjimo. Ir tokių pavyzdžių buvo ne 1, ne 2, ne 3, tai galų gale viskas pasiekė tokį piką, kad policininkai galėdavo eiti prie žmogaus, liepti jam atlikti testus ir jeigu testai, pavyzdžiui, parodo, nors prie savęs neturi, bet kad tu esi vartojęs, jie galėdavo antrą kartą, pakartoję testą, tave nusiųsti už grotų, realią laisvės atėmimo bausmę. Ir tai netgi žmogaus teisėm sukėlė labai didelį susirūpinimą ir viskas išsisprendė labai taip įdomiai. Klausimas pasiekė konstitucinį teismą, ar gali, bet čia jau buvo grinai iš kanapių pagamintų medžiagų klausimas, tai pasiekė konstitucinį teismą ir jis išaiškino, kad negalima bausti apskritai jokia bauda, jeigu tu turi savo reikmėm, kiekius nustatė savo reikmėm pakankamai didelius, aš dabar bijau sumeluoti, bet tikrai virš 10 gramų gali turėti, taip pat leido savo reikmėm netgi augintis tas kanapes. Ir mes čia kalbam apie konstitucinį teismą, kuris tiesiog atsižvelgia į prigimtinę žmogaus teisės į save ir teisės į naudoti vietinės gerybės savo reikmėm, skaitant vietinę mūsų kultūrą, pavyzdžiui, kanapes. Taip kad pas juos viskas išsisprendė pakankamai gerai, o mes vis dar stringam. Kas liečia dekriminalizaciją, tai ir norėčiau atkreipdėmės, kad tai yra viso labo baudžiamojo kodekso netaikymas. Nes, kaip jau minėjau pirmoje dalyje, kalėjime žmogaus nuo savęs neatribosi. Nes visų medžiagų vartojimas yra visų pirma vartojimas į save nukreiptas. Nes nėra iš principo aukos teisiniai sistemai pradėti veikti baudžiamajam kodeksui, nes tu neskirdi aplinkos. Tu skirdi save, čia yra arba gydymas, arba baudos.
Ir joks baudžiamasis kodeksas, kaip sakiau, neapribos tavęs nuo savęs ir dar didesnių problemų gali prisidaryti žmonės patekę į tas įkalinimo įstaigas. Dažniausiai tos įkalinimo įstaigos, kurios kitaip dar būna vadinamos pataisos kažkokiais namais, o ne ir įstaigomis, dažniausiai žmonėm priešinga linkme veikia, ar ne, nepasitaiso tas žmogus, ar ne, o jis tiesiog visuomenės, kai būna priskirtas tai, nežinau, kriminaliniai visuomeniai, ar ne, vien tik už tai, kad jisai turėjo kažkokių narkotinių medžiagų, tai jis vėliau ir pats greičiausiai prisikabina savo tą etiketę, ar ne, ir jau išėjęs iš įkalinimo įstaigos, jam sunkiau yra adaptuotis mūsų visuomenėje ir yra tada šansas, kad jis ten vėl pateks, ar ne? Taip, žiūrėkit, mes ir sprendžiam Lietuvoje pagrindinės problemos yra atskirtis. Ir paskui kiekvienas tokį sprendimą, jeigu tu nori mažinti atskirties tašką, nes šiuo metu kaip studentas politikos galiu tiek jums papasakot, turi kiekvieną sprendimą priimamą politikoje žiūrėti ir filtruoti pagal tam tikrus dalykus. Tai didinam atskirtį ir mažinam. Ir pavyzdžiui, už narkotinių medžiagų turėjimą savo reikmėms siuntimas į kalėjimą didina atskirtį ar mažina? Didina, nes žmogus atsiskiria nuo visuomenės, būna atskirtas, jis patem už klaidą gali patekti į tas įkalinimo įstaigas ir išeiti jau iš ten tikras profesionalus nusikaltėlis, kas neretai ir nutinka. Kita vertus, kitas aspektas, ta pati narkotinių medžiagų vartojimo problema ir paplitimas įkalinimo įstaigose yra didesnis, man atrodo, negu visuomenėje. Taip, kad didesnė tikimybė, kad dar pablogės situacija arba dar žmogus gali būti įkištas, įsiūlytas ir ant stipresnių narkotinių medžiagų pavartoti ir tai niekaip nesusiriša nei su nusikalstamumo mažinimu, nei su atskirties mažinimu visuomenėje, nes dažniausiai toks žmogus išėjęs iš kalėjimo arba keliauja į užsienį, arba keliauja jau su savo naujais draugais ieškoti lengvo pragyvenimo. Tai tikrai nesprendžia problemų ir nėra net teoriškai kaip įkalinimas galėtų spręsti problemą mūsų. O jeigu kalbant apie legalizaciją, norėčiau jau pereiti. Tai legalizacija yra, kai mes legaliai leidžiam kažkokias tai medžiagas, tarkim alkoholis arba cigaretės, nikotinas, legaliai pardavinėti, legaliai uždėti mokesčius, akcizus ir už surinktus pinigus mažinti žalą, kurią sukelia tos medžiagos. Kitaip tariant, legalizacija yra kontroliavimas jau visiškai, kai perima valstybė medžiagų kontrolę vienokio arba kitokio ir maža to iš to surenka pinigus, bet dar taip pat turi papildomų lėšų, gali nukreipti lėšas, spręsti problemas, kurias sukelia. Ir dar yra kitas pliusas didžiulis mano atveju, mano manimu legalizavimo būtų informacijos sklaida. Nes legalizavus, tarkim, kanapes, apie ką mes šnekam, būtų pakankamai didesnis dėmesys skiriamas informacijos viešinimui. Žmonės, policininkai tie patys, man atrodo, labiau kreiptų dėmesį į vairuotojus, kurie galimai galėtų būti apsvaigę, manau, mažėtų apsvaigusių nuo kanapių žmonių vairavimas. Taip pat tėvai turėtų didesnis ir daugiau informacijos, kaip atpažinti savo vaikus, jeigu jie turi tam tikrų problemų, nes jaunam amžiui yra griežtai draudžiama ir nerekomenduojama apskritai vartoti jokių intoksikacinių medžiagų, tai būtų ir tėvams lengviau, ir visuomeniai lengviau, daugiau informacijos ir mažiau bauginimo. Būtų galima realiai pradėti spręsti problemas, o ne... Ir visos tiesiog medžiagos būtų tuomet ištraukiamos tiek narkotinės, ne, iš tos nelegalios rinkos ir mūsų juodoje rinkoje sumažėtų tų narkotinių medžiagų, kurios dėl to ir yra realiai nepilnamečiam, ne, ir bręstančiam organizmui dažniau prieinamos negu tos, kurios yra sureguliuotos. Taip, nes joks narkotinių medžiagų prekeivis neklausia, kiek tau metų. Taip. Tik yra tokia tiesa, reikia tai pripažinti, kad ir tai ir nėra gerai. Ir vienintelis, man atrodo, toks realus būdas, vis dėlto siektinas, yra gal tolimas labai, bet vis tiek prieisim kaip visuomenė, manau, pasaulyje prie šito kaip legalizavimas, nes jau tokios šalis kaip Amerika ar Kanada ar Ispanija, vienokius, ar ta pati
Nyderlandai turi vienokius arba kitokius metodus, kaip tai legaliai galima tvarkyti, kontroliuoti. Ir reguliuoti, taip. Ir kad nebūtų skatinama per daug, ar tai, kad būtų žala mažinama, ar tai kokybė galų gale būtų prieinama, nes šiuo metu viskas, tiesiog apskritai viskas yra perduota nusikalstamam pasauliui ir jie suinteresuoti tik savo naudą. Iš tos pinigus, kur gal jaunuolis perka už kanapės, galbūt yra perkami ginklai apiplėšimui ir tai reikia ardyti šitos visus dalykus. Netgi tarptautinės organizacijos atskleidžia, kad tai už tos pinigus nusikalstamas grupuotės perka tiek korupciją didina, tiek šalių papirkinėjimai, visokie nusikalstamos organizuotės ir tai yra negeras reiškinys, kurį kontroliuoja. Mano vienas mėgstamiausių pavyzdžių, tarp kitko 62 metais, man atrodo, vienas daktaras Anglijoje tapo 2 ligoninių direktorius. Nedidelių miestelių. Ir ką jis padarė, jis nemokamai išrašė visiems nuo heroino priklausantiems žmonėms heroino paprasčiausiai ligoninį. Medicininio, švaraus ir suteikė visas priemonės, kad jie saugiai galėtų tai daryti, vartoti. Ir kuo viskas pasibaigė? Visi prekeiviai iš tų miestelių pasitraukė, nes nebebuvo rinkos. Tiesiog kai yra švaraus produkto rinka, tiesiog nebelieka tos vietos, ar ne, tai juodai rinkai, nešvariem produktam, kurios pardavinėja tie vadinami dileriai, ne, kurie... Ir vartotojai, jiems nebereikėjo sukti galvos, iš kur gauti pinigų, sumažėjo nusikalstamumas. Ir nei vienas per jo vadovavimą, aišku, iki Antro pasaulinio karo, ten užtruko gal tai 1 metų, bet nei vienas nemirė besigydantis žmogus. Taip kad yra tų pavyzdžių gerų, yra metodų ir visokių sistemų, kaip tai galima būtų padaryti, bet ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad nėra vieno teisingo varianto ir universalaus tinkančio visiems. Ir aš dabar tave pertrauksiu, nes mes turim kelias minutės eterio ir labai noriu užduoti klausimą, su kuriuo galbūt susidūrė jauna banga labai daug. Ir aš asmeniškai, manęs pradėjo žmonės, ne, ypač prieš dekriminalizacijos projekto pateikimą, pradėjo klausinėti apie CBD produkciją, nes dabar turim tokią situaciją, kad čia Lietuvoje, ar ne, naršydami internetinius puslapius, mes galime tose ir lietuviškai, nežinau, apipavidalintose išverstose puslapiuose rasti produkcijos, tai yra CBD aliejų, ar ne, kurie realiai pagal mūsų įstatymus, ar ne, jeigu žiūrėti jų apibrėžimus, ta produkcija nėra legali, ar ne. Prekiauti kaip po Lietuvoje CBD aliejais, negalima, ar ne. Gal galėtumėt pasakyti, kaip veikia tos įmonės, jeigu vis tiek mes galime rasti tą produkciją ir pirkti vos, kaip, nežinau, iš lietuvių. Ne, čia norėčiau pasakyti, kad čia toks biškai gaunasi nesusipratimas teisinis, nes pardavinėti nedraudžiama, draudžiama perdirbti. Kitaip tariant, Lietuvoje tu užsiaugini, nuveži į Lenkiją, ten pagamini tą CBD aliejų iš žiedų ir gali pardavinėti čia Lietuvoje. Lietuvoje yra draudžiamas perdirbimas, ne tiek tas pardavimas, kiek perdirbinėjimas. Ir būtent iš čia ir gaunasi tokios Lietuvoje teisėkūros spragos, kurios visuomenė erzina paprasčiausius piliečius ir didina nepasitikėjimą ir atskirti žmonių ir valstybės, ir Seimo, tarkim, leidžiamosios tos galios institucijas. Tai čia realiai gaunasi tokia pilka zona, ar ne, kaip yra įstatymiškai apibrėžta yra, kad nėra įstatymiškai apibrėžta ir parašyta tiksliai, kad CBD produkcija yra nelegali, bet iš kitos pusės tu prekiauti gali, ar ne? Bet gaminti negali. Tai tu realiai užsiaugini žiedus, ar ne, išsiunti juos, tarkim, į Lenkiją, jeigu į tokį artimiausią šalį. Aš nesu tikras, ar galima siųsti tokius dalykus apskritai kaip žiedus. Irgi čia dar klausimas. Šiaip Lietuvoje vienu momentu, man atrodo, buvo ir baudžiamasis kodeksas, ir administracinis, ir kodeksas, jie visi ten susiplakė, kas liečia šitos reikalus, ir tai yra didžiulė painiava. Ir niekas nesiruošia spręsti, nes numeta, kad tai yra nesvarbu. Manau, tai yra tam tikrai visuomenės dalį tikrai svarbus klausimas ir tas riboja tiek mūsų kaip Lietuvos potencialą, žemės ūkio potencialą, mūsų pramonės ir netgi aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą Lietuvoje ribojantis veiksnys. Ir šitą dalyką aš tikiuosi naujam Seimui pavyks išspręsti, atnarplioti per kelis ateinančius metus ir kanapių bendruomenė bus pasiekusi pirmuosius to savo žingsnius dėl laisvesnės
kanapės Lietuvoje. Taip, kad pagaliau nusišvies kažkokias šviesesnės ar ne perspektyvos. Bet jeigu grįžtant ar ne prie to CBD aliejaus, aš šiaip esu pastebėjęs, kad vienu metu buvo iš Lietuvos rinkos kaip ir dingusi visa šita produkcija, kaip jau buvo nustoję tie tiekėjai ar ne Lietuvoje pardavinėti tos aliejus, jie dingo iš prekystalių fiziškai ir dabar vėl atsiranda. Tai jeigu, tarkim, tokia situacija, aš matau, kad tas CBD aliejus nebūtinai internete, bet čia Lietuvoje kažkokia, krautuvėlį pardavinėjamas, tai ar aš nusipirkus netampu, ta prasme, jeigu pardavimas yra legalus, bet ar pirkimas yra legalus? Ar aš negalėčiau tapti tada įstatymo auka dėl to, kad aš įsigijau to prekį? Matot, čia, man atrodo, asmeniškai kaip pažiūrės, kas tam pradės aiškintis. Jeigu bus tokia situacija, kad kažkas pradės aiškintis, tai grinai priklausys nuo požiūrio, kuriuo pradės reminti žiūrės jūs. Pavyzdžiui, galbūt tiesiog atims, galbūt nieko nesakys, galbūt kažkam bus bloga nuomonė, nuotaika pradės ten aiškintis giliau ir ten atkas, pritaikys kokį nors straipsnį ir ten bus bėdų. Čia kiekvienas atvejis individualiai būtų sprendžiamas, ar ne? Jo, kaip ir, pavyzdžiui, su to kanapių turėjimu ne savo reikmėm, tarkim, jaunuoliai pagaunami ir paskui joms siūlomas didelės bausmės, paskui teisėjai daro išimtis ir kiti sako, kad čia maža problema, nes teisėjai gali daryti tas išimtis, bet tada teisėjai klausia, kam tada toks įstatymas, ar išimtis prieš įstatymą, ar įstatymas prieš išimtį. Ta prasme, išimtis ir turi būti tam, kad tai išimtinai atvejai, bet jeigu tai tampa norma, tai jau reikia keisti, vadinasi, įstatymus, nes jau nebeatitinka dienos realijų. Nes realiai dabar kiek pradėta baudžiamųjų bylų, dėl savo kiekio visos jos tam baigėsi dažniausiai išimtimis, nebent teisėjų bloga diena. Ir tada jis jau gali nebetaikyti išimties ir, pavyzdžiui, taikyti baudžiamąjį kodeksą. Ir čia vėlgi grįžtam prie tos pačios atskirties. Kas turi daugiau pinigų, gali nusisamdyti advokatą kažkokią tai yra 99% tikimybė, kad išlipsi visiškai apskritai sausas iš balos. Jeigu tau biški nepasisekė su finansinė padėtim ir tu negali paimti ir nusisamdyti gerų advokatų, tai gaunasi, kad tu grinai tikiesi malonės iš teisėjo, kad jis pažiūrės į tave ir tavo problemą iš žmogiškos pusės. Iš loginės žmogiškos pusės, iš teisinės pusės, kad neadekvatus yra baudžiamasis kodeksas už tokį nusikaltimą, kai nėra aukos. Na tai, realiai, tokia situacija, jeigu užbaigiant laidą gražia gaida, tai galim tada, nežinau, nuovokos palikėti Lietuvai šviesesnės ateities šito klausimu ir tikėkime. Mažiau pykčio, daugiau supratingumo. Taip, tikėkime. Mažiau pykčio, daugiau supratingumo, va. Eskaluosis tas projektas dekriminalizacijos ir po dekriminalizacijos jau galbūt galėsim mažais žingsneliais šviesti visuomenę ir keliauti prie psichoaktyvių medžiagų legalizavimo, ar ne, sutvarkyti šitą problemą, kurį pas mus, nežinau, jau čia tikriausiai tos visus 50 metų, kokių pusamžius, ar ne, ir tvyro. 60 metų. Taip, beveik 60 metų. Būtent. Bet tai per 5000 metų, tik 60 metų čia turim problemų. Tai tikėkime, kad 60 metų neprireiks dar jos spręsti papildomai. Tai labai tau ačiū, Laurynai, kad atėjai į mūsų laidą, papasakai mūsų žiūrovams, ar ne, apie kanapes ir jų produkciją. Dėkui tau. Ačiū Jums už eterį. Tai nėra už ką ir tikėkime dar galbūt susiklausysime ir susitiksime ir galėsime pašnekėti kitomis temomis ir tuomet dėkoju mūsų klausytojams, kurie mūsų klausosi. Primenu, kad jūs klausėtės radijo Start FM, laidos Prie partis. Įrašus galėsite rasti Mixcloud'e arba YouTube platformose. Ir mes su jumis nesisveikiname ir likite su Start FM.